Tekstilės dizaineriai išmano tekstilės gaminių sandarą ir savybės, įvairius jų gamybos metodus. Atsižvelgdami į būsimo tekstilės gaminio paskirtį, sukuria jo dizainą, parenka projektavimo metodus ir technologinius procesus. Planuoja, organizuoja ir prižiūri gamybą. Tekstilės dizaineriai gali dirbti kūrybinį, projektavimo ar technologinį darbą tekstilės gamybos, tyrimų bei prekybos įmonėse, kurti savo verslą. Esu Vytautas, man yra 17 metų. Mokykloje labiausiai mėgstu gamtos mokslų pamokas, tai biologija, chemija, taip pat matematika. Lankau tinklį, žaidžiu krepšinį bei stalo tenisą. Noriu studijuoti mediciną ir būti chirurgu. Esu Evelina, man 19 metų. Mano mėgstamiausi dalykai – matematika ir ekonomika. Žaidžiu lauko tenisą ir praktikuoju jogą. Norėčiau studijuoti ekonomiką užsienyje ir tapti finansų eksperte. Aš esu Jurgis, man yra 17 metų, patinka istorijos, muzikos, geografijos pamokos, laisvalaikiu žaidžiu kompiuterinius žaidimus ir skaitau detektyvus. Norėčiau būti policininku ir tirti sudėtingas bylas. Tekstilės dizainerė Ernesta Dikinytė, pareigos audinių dizainerė, darbo stažas 2 metai, baigė Vilniaus dailės akademiją. Tekstilės dizainerė iš esmės kuria audinius, jeigu taip paprastai. Pirmiausia yra idėja, nuo ko viskas prasideda, ką tu nori savo darbu pasakyti. Tai bet kuris dizainas, dažniausiai jis nėra tiesiog kažkokia šiaip gėlytė, tai dažniausiai atitinka laikmetį, atitinka kažkokią tai istoriją, paslėpta kažkokia mintis, ar tam tikras spalvų derinys, jisai kalba apie tam tikrus dalykus. Esmė yra domėtis tuo, kas vyksta dabar. Tai yra mados, yra įvairios tendencijos, tai kas dedasi apskritai socialiniam pasaulyje, į ką žmonės dabar kreipia dėmesį, kas jiem yra svarbu. Mes dalyvavom parodose ir jos kaip ir nurodo kryptis, į kur galima eiti, tai yra kas dabar yra madoje. Šiuo metu labai madinga yra natūralumas, labai kreipiamas dėmesys į natūralius audinius, natūralius pluoštus. Dizainas kaip tik siekiama, kad jis būtų kuo minimalesnis, nebūtų ten kažkokių labai ryškių spalvų. Kuo paprastesnis, kuo minimalesnis. Tu gali savo idėjas perteikti tuos audinius ir vėliau tavo tomis idėjomis žmonės džiaugiasi. Labai svarbu yra tai, kad tu turi laisvą kūrybai, kad pats turbūt kuri didžiąją dalį visko. Visas procesas iš esmės yra prie kompiuterio. Yra programa būtent šiame fabrike, kur yra naudojama skirta kurti audinius ir paskui paversti į kortas, į tuos failus, kuriuos jau nunešama į stakles ir tenai jau audžiama. Kai yra tik tai sukuriamas kažkoks dizainas ir norima pažiūrėti, kaip jis atrodys išaustas, pasimi failą, bėgi iki apačios, susirandi meistrą ir paprašai, kad tau paleistų stakles. Tada jeigu matai, kad kažkas yra blogai, tiesiog stabdai ir sakai ne, bėgu pataisyti, tada bėgi atgal prie kompiuterio, pataisai kažkokias tai detalės, vėl bėgi atgal iki staklių ir vėl audi. Jo, jeigu norisi padaryti idealiai, tai... Kruopštumas svarbu. Kruopštumas svarbu. Manau, kad sudėtingiausias procesas – darbas su kompiuteriu. Ten reikia beprotiško kruopštumą. Manau, tiesiog reikia patirties, o su patirtim jau žymiai lengvesnis darosi tas darbas ir kūriniai tampa žymiai gražesni. Staklės yra valdžioje. Jeigu jau paleidžia stakles ir tu, netyčia nepasirašiau failą, netai padariau, tai tu jau varinėjai ten, kad tik tai spėtum pasidaryti viską, nes, kaip sako, staklės nelaukia. Čia daugiau man su tais mano visais eksperimentais. Bet šiaip tai nėra labai kažkoks streso kupinas darbas. Mašinos labai įspūdingas atrodė, pati vieta labai didelė, plati. Tikriausiai vienintelis ten toks aspektas, kuris yra nemalonus dirbti ceche, tai yra triukšmas. Kai buvau maža, aš vaikščiodavau po Tado Ivanausko Iškamšų muziejų. Ir ten matydavau vaikus, kurie tiesiog sėdėdavo ir piešdavo būtent tuos žvėrelius. Ir aš, kai buvau mažas vaikas, aš tiesiog atsiguldavau šalia ant kilimo ir pasiremdavau rankomis galvą ir sakydavau, kaip ir aš norėčiau čia piešti. Iš tikrųjų, nuo pat mažens aš lankiau įvairias dailės pamokas ir paskui stojau dailės gimnaziją. Ir ją baigusi aš jau žinau, kad tikrai eisiu į akademiją ir tekstilė man buvo įdomiausias dalykas. Dar nuo mokyklos laikų man patiko matematika ir aš jutau tą ryšį ir man buvo įdomu mąstyti ir ieškoti tų variantų, kaip ten susipina tie siūlai ir kas čia vyksta ir kas gaunasi. Tai dėl to aš pasirinkau būtent šią sritį. Bet tekstilės dizaineris ši pati specialybė yra labai plati. Tarkim, baigęs akademiją, tu gali daryti labai daug dalykų. Ir tai tikrai nebūtinai turi būti sėdėjimas fabrike, nes moko labai plataus spektro. Būtent šitoj specialybėj tikrai manau, kad reikia matematikos. Reikia labai daug loginio mąstymo ir tokio kaip nuspėjimo. Dar viena svarbi savybė tai yra priimti sprendimus, nes labai dažnai būna, kad kuri kažkokius dizainus ir jų prikuri milijoną ir visi atrodo tau jie gražus. Tai faktas, kad tu turi apsispręsti, kuris yra būtent tas, kurį tu nori parodyti. O kūrybingumas yra, manau, pačiam viršui.
išvelgti, pastebėti kai kurias detalės, galbūt kurių nepastebi kiti žmonės ir va tai perteikti ir va pabandyti išpasakoti audiniu tai, ką tu iš tikrųjų nori šiaip pasakyti. Yra tam tikri apribojimai, mašinų, galbūt technologijų pačių apribojimai, bet aš manau, kuo toliau, tuo jų vis mažės, dėl to, kad technologijos vis tobulės ir vis bus galima daryti geresnius šedevrus. Esu susidūrus su žmonėm, kurie nori išsiausti savo portretus ir čia nėra nieko keisto, aišku, nežinau, kurie galiausiai jos deda. Čia jau jų pasirinkimas, bet yra labai įdomu turėti, tarkim, savo portretą, tai ne nuotraukoje, o audinį, kuris gali išbūti tikrai apie 200 metų, jeigu jis yra prižiūrimas, ne kur nors užmestas kampe, tai jis gali išlikti labai ilgai. Tiesiog tu kažką kompiuterį padarai, nupieši ir tai išeina audinys, man tai yra nerealu. Mini stebuklas. Ir galvoju sieti savo gyvenimą su tekstilė, tikrai nekeisti specialybės. Populiarėja lateksiniai, odiniai baldai, tas yra tiesa, bet aš manau, kad tai yra kažkiom tai, nežinau, ofisam. Vis tiek manau, kad galvojant apie žmogų, kai jisai gyvena savo namuose, jis nori skurti savo tam tikrą komfortą, tai manau, kad audinys, jis tikrai nepraras savo svarbos. Jinai yra 100% atsidavus savo darbui, tikrai tai patinka ir matosi, kad čia yra jos pašaukimas. Aš rekomenduočiau žmonėm, kurie yra kūrybingi, kurie turi daug idėjų turbūt ir kurie norėtų turėti daugiau laisvės savo darbe. Kai jau jinai tą savo darbą nuneša į cechą, audinys yra išaustas ir kai jau mato visą rezultatą to darbo, manau, kad tai yra didžiausias pasitenkinimas šiame darbe.